Asmeninės mentorystės metu man pacientai pirmomis dienomis sako, nevalgau aš košių, nevalgau aš tų kruopų, neskanu man, nemoku jų gerai pasiruošti, kiti sako, man trūksta laiko, aš tiesiog neturiu laiko, paprašiau tiesiog griebti ryte sumuštinį ir bėgti pro duris. Ir šito pasiekoje mes turime persivalgymus, mes turime nuolatinį užkandžiavimą, mes turime batonų, bulkų, bandelių ir visokių kitokių gardumynų valgymą, persivalgymus ir nuolatinį užkandžiavimą vakare ir nuolatinį savęs plakimą. Nuo rytojaus bus kitaip. Aš iš tikrųjų turiu tau sprendimą, nuo rytojaus tikrai gali būti kitaip. Įsigyk mano pusryčių kursą, kuriame tu gausi patarimus, kaip pagaminti skanę, sveikatai palankę, greitą, bet labai naudingą grūdinių kultūrų patiekalą. Tai yra košė, gali būti virta, košė gali būti kepta, gali būti sveikuoliški blynai, gali būti ir kitų pusryčių patiekalų, kurie pradžiugins ir tave ir tavo šeimą. Padės ir lieknėti, padės ir turėti gerą sveikatą, daug energijos ir išvengti persivalgymų, cukraus ir kitų sveikatai nepalankių produktų valgymo bei nuolatinio užkandžiavimo. Duosiu paslaptį, aš pati į Tenerifę siunčiuosi kai kurias kruopas netgi iš Lietuvos. O jūs, turėdami Lietuvoje kruopų begalybę plyštančias lentynas, sugebate jų nepasigaminti skaniai, tai jau yra nuodėmė. Išmokime jas gaminti skaniai ir sveikatai palankiai. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare kruopos.